Sveikos merginos, šiandien susitikome pasportuoti mūsų apatiniai kūno dalį. Ką mes turime turėti šią savaitę paskutinį kartą, tai kaladėlę, sekančią savaitę prijungsime jau gumas. Reiškia, galite jau pradėti ruoštis su turėjimu gumų. Jos tikrai nėra brangios, turėkite lengviausią ir vidutinę. Sunkios tikrai mums nereikės. Šiandien pradėsime vis dar su kaladėlėmis. Pradėsim startuoti nuo pilateso laikrodyje. Kaladėlės pasidedu šonuose. Iš karto pasiruošiu kojytės plačiai. Reiškia, sėdmenukai aktyvūs. Lenkiuosi į apačią, lenkiu savo kojytes. Iškvepiu į viršų, sugrįžtu, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Pasikelia mūsų sėdmenukai. Iš tokios pozicijos delnai niekad neatlimpa nuo grindų, vėl pavažiuoja mūsų sėdmenukai į apačią ir pakyla į viršų, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. 5, 4, tempiu užpakalinę šlaunų dalį. 3, 2 ir paskutinis 1, kojos susiveda šalia viena kitos. Laikau tempimą ir dedu savo dešinę koją už kairės. Atsiranda dar didesnis tempimas, laikausi. 5, 4, 3, 2, 1, keičiu. Mūsų dešinė koja dabar ištiesta, kairė už jos. 5, 4, 3, 2, 1. Keliauju į plačią poziciją. Kojytės plačiai, rankos keliauja į apačią ir dar su savo kojom keliauju į šonus. Laikau tempimą. Visiškai atsipalaiduoju, tik nepertempiu, netempiu per didelį skausmą. 5, 4, 3, 2, 1. Einu link vienos kojos su rankom, laikau tempimą. 5, 4, 3, 2, 1. Keliauju į kitą pusę. 5, 4, 3, 2, 1. Sugrįžtu ir savo koją sugrąžinu atgal. Dabar mes gulsime ant kaladėlės. Užteks mums vienos. Mūsų klubakauliai turėtų eiti ant kaladėlės. Jeigu kažkas nori plačiau, gali užsidėti abi kaladėlės viena šalia kitos. Įsitaisiau taip, kad mums būtų patogu ir nespaustume savo kauliukų. Sėdmenukai patempti, rankos šalia, galva nenuleista, reiškiasi, jinai nepadėta ant kilimėlio. Kojos patemptos ir sulenksiu vieną koją, sugrįž. Kitą koją sugrįž. Pilvo presas aktyvus, nes tokiu momentu gali išsilenkti nugarytę. 10, 9, keičiu kojas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atsipalaiduoju.
Vis dar liekam toje pačioje pozicijoje. Taip pat pasikeliu. Vėl sėdmenukai įtraukti, pilvo prasas aktyvus ir kojytės dabar skėsis į šonus. Atvedu, suvedu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Atsipalaiduoju. Sugrįžtu tą pačią poziciją. Sėdmenukai įtraukti, pilvo presas aktyvus. Ir dabar kojytės skečiasi į šonus, o pėdos susiglaudžia. Išsitiesia lyg varlytė ir vėl keliauja į šonus. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. 10, 9. Pėdos visada suglaustos, nebus lengva daryti šitą pratimą. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis laikau. Mūsų keliai padėti ant žemės, pėdutės suglaustos viena su kita. Laikausi. 5, 4, 3, 2, 1. Atsiveria mūsų keliukai. Gaunasi, kad paleidom savo pėdutes, atsiskyrė ir dabar pasikeliam nuo savo kaladėlės ir stumiu savo sėdmenukus atgal. Maksimaliai ištempiu, turiu jausti plėšimą per savo klubakaulius, per vidinius šlaunies raumenukus ir iš lėto vėl sugrįžtu. Paliečiu kaladėlę ir vėl važiuoju atgal. 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Parvažiuoju, padedu savo dubenuką, parvažiuoju mūsų kojytės. Vis dar liekam toje pačioje pozicijoje. Pasikeliam mūsų kojytės. Mūsų krūtinė ties kilimėliu, bet nepadėta, reiškia visas kūnas patemptas ir kojos kelsis į viršų abi. 10, su iškvėpimu 9, viršui iškvėpiu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Atsipalaiduoju. Galiu sugrįžti į patogią poziciją ir atsigeriam vandenų. Dabar dėsiu čia galvą, o čia dėsiu taip pat, kaip dėjom prieš tai, savo dubenuką. Kūnas vienoje plokštumoje, rankos palei mūsų kaladėlę, reiškiasi jos iškeltos nuo mūsų kilimėlio. Pilvas įtrauktas, nenoriu, kad taip užsiriestų nugarylį. Susiveda visas kūnas, pirštai patempti ir laikausi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sėdmenys įtraukti, 3, 2,
1, sugrįžtu, rankos keliauja prie šonų ir parvažiuoju į apačią. Ištempiu sėdmenukus, sugrįžtu. Ištempiu, sugrįžtu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. 1, atsipalaiduoju. Keliauju ant kaladėlės, reiškia kairė mūsų kojytė ant kaladėlės. Kairė ranka taip pat ant kaladėlės, koja patempta, dešinė ranka ištiesta. Atveriu savo kojytę ir grąžinu į apačią. Reiškia, kai atveriu, tai atsiveria ir mūsų klubas. Visas pasisuka klubas ir visas kūno svoris keliauja ant kairės pusės. Iškvepiu, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu. 10, 9, pasisuku. 8, 7, pirštais paliečiu žemę. 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. 1, keičiu koją. Kairė ranka dabar ištiesta, dešinė padėta ant kaladėlės, pasiekiu pirštuką į žemę ir išsisuku. 10 ir viršų iškvepiu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. 1, atsipalaiduoju. Dabar einam vėl ant kairės pusės, mūsų kaladėlė eina po keliuku, dar toliau, kad kūnas išsilygintų vienoje plokštumoje. Kairė kojytė padėta, kūnas vienoje linijoje, ranka mūsų virš galvos ir susives su mūsų keliuku per priekį. Įkvepiu, iškvepiu, delnas žiūri į jūs. Įkvepiu, iškvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis. 1, delnas pasisuka į apačią, o kojytė keliauja į viršų spiruokliuodama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atsipalaiduoju. Turėjom pajausti šoną, pajausti mūsų kojytę. Tas pats pratimas tik į kitą pusę. Dedu savo alkūnę, savo keliuką. Ranka, delnas žiūri į mus. Iškvepiu, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir
paskutinis vienas, delnas žiūri į apačią, keliasi kojytę, spiruokliuoja 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, atsipalaiduoti. Galiu atsigerti vandenuko. Dabar dėsiu kaladėlę į priekį, kita nebus reikalinga. Dedu savo dešinę kojytę, rankos siekia žemę, pasikeliu save į viršų ir pritraukiu koją prie kaladėlės. Į apačią pritraukiu, į apačią pritraukiu, įkvepiu, iškvepiu, atgal spyris ir į priekį 10, 9, 8, 7, 6, labai jaučiasi dešinys sėdmenukas, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, keičiu kojas. Dedu kairę pėdutę, rankos ant žemės. Jeigu kažkam yra sunku pasiekti žemę iš tokios pozicijos, tai visada galite sudėti priekį kaladėlę ir ant kaladėlės laikyti rankas. Koją pritraukiu, atgal spiriu, pritraukiu, atgal, išpučiu, įkvepiu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, atsipalaiduoju. Tikrai turim pajausti sėdmenukus ties tokiais pratimais, nes tai kuria mums pasipriešinimą kūnas, tai kas nejaučia, reiškia kažką galbūt blogai darot, arba kojos nespiret taip arti, arba taip toli, tai viskas priklauso nuo jūsų amplitudžių. Dabar gulsim ant dešinės pusės, reiškia mūsų dilbis padėtas pilnai ant kaladėlės, viršutinė koja priekyje, apatinė koja už jos. Ranka viršuje, metu savo sėdmenuką į apačią ir pakylu į viršų. Į apačią ir pakylu į viršų. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, nusileidžia ranka ir nusileidžia mūsų kūnas. Ta patį kartu į kitą pusę. Vėl viršutinė koja priekyje, apatinė už jos. Kūnas vienoje plokštumoje, leidžiu sėdmenukus ir pakylu į viršų 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, nusileidžia ranka, atsipalaiduoja. Dėsim savo dilbius
už savęs ant kaladėlių. Mūsų kojos eis į apačią, išsiskės, sugrįž, prisitrauks. Eina į apačią, prasiveria, sugrįžta prie mūsų krūtinės. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Atsipalaiduoju. Turim pajausti pilvo presiuką ir dirba mūsų linkimieji raumenukai. Rankos šalia klubų ant kaladėlių. Kūnas patemptas. Aš atsisuksiu taip. Kūnas patemptas. Reiškiasi dar save, išvažiuoju su kojom. Einu į tiltelį ir iš tokios pozicijos pritraukiu vieną koją, sugrįžta, pritraukiu kitą koją, sugrįžta. 10, kai pritraukiu iškvepiu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Atsipalaiduoju, leidžiu savo išsitempti. 5, 4, 3, 2, 1. Atsigeriu vandenuko. Eisim į tą pačią poziciją. Reiškia, vėl pakeliu silpnanukus. Ir pats judesys reiškia, leidžiuosi į apačią, pirštai užsilenkia į mus ir ištiesiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Leidžiuosi vėl link savo kojų. 5, 4, 3, 2, 1. Sugrįžta. Guluosi ant kilimėlio. Galiu kaladėlę vieną pasidėti po galva, kad pailsėtų mūsų kakliukas. Kita kaladėlė eina po mūsų kryžkauliuku. Sėdmenukai šiek tiek juosmenuku. Kaladėlę laikau po savimi. Kojos sulenktos 90 laipsnių kampu, pilvo presas aktyvus. Ištiesiu vieną koją, maksimaliai paliečiu ir pakyla į viršų. Ištiesiu, į viršų iškvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
paskutinį koją išsitiesia ir su viena ranka jie dar nori prie savęs pritraukti, tik mūsų keliukas visiškai ištiestas kairės kojos. Laikau 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, susilenkia kojytė, tą patį darys mūsų dešinė. Ištiesiu, paliečiu žemę ir sugrįžtu iškvėpę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1, koja tiesi, laikau už savo kojos su dešinė ranka, dešinė koja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, susilenkia abi kojos. Esu vis dar toje pačioje pozicijoje. Dabar mūsų vėl kojytės eina į varlytę, kojos plačiai, atsiveria mūsų dubenukas tokioje pozicijoje. Ir dabar ištiesiu savo dešinę koją į šoną, sugrįžta į kitą šoną, kairė koja vėl sugrįžta į platų dubenuką. Spyris, sugrįžta. Spyris, sugrįžta. Iškvepiu, įkvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Laikausi tokioje pozicijoje savo rankom, galiu dar paspausti kojytes. 5, 4, 3, 2, 1. Kojos susiglaudžia, pritrauk vieną prie krūtinės, kita visiškai ištiesta, maksimaliai darau spaudimą, ištempiu dešinę koją, kairė prie mūsų, kairė sėdmenuką jaučiu. 5, 4, 3, 2, 1, keičiu. Maksimaliai spaudžiu prie krūtinės. 5, 4, 3, 2, 1, abi kojos susilenkia. Išsiimu savo kaladėlę, dedu ją tarp savo kojyčių, rankos plačiai šonuose, sulygintos su pečių juosta, sukuosi į vieną pusę, sugrįžtu į vidurį, sukuosi į kitą pusę, kaladėlę spaudžiu. Iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis 1. Atsipalaiduoju. Išsiimu kaladėlę, ištiesiu kojytes
Ištiesiu rankas, visiškai save išsitempiu. 5, 4, 3, 2, 1. Išlėto rankos sugrįžta. Pritraukiu savo kojas ir verčiuosi ant šono ir su rankų pagalba atsikeliu. Šiandien turėjome paskutinę mūsų treniruotę susijusią su kaladėlėm. Tikiuosi, kad tai treniruotė būsite pasiruošusios su guma ir dar labiau darbinsime ir segmenukus, ir mūsų viršutinę kūno dalį. Tai nebijokite šiek tiek savo kūno iššūkį ir pamatysite, kaip kūnas jums atsiliks. Ačiū, kad buvote ir iki